Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną sausio, vasaris, kovas, balandis, gegužės, birželio 1 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai marketas lekia. Na, kaip ir sakiau, kad tas toksai gan tight squeeze range su gan mažu volatility į tokį tą patterną, na, toks kaip trikampio patternas gaunasi, turėtų privesti prie breakouto. Aišku, geriausias indicationas buvo vakar. Tai kur tas mano šitą liniją, yearly open. Toliau šitas liquidity. Na, po vakarykščio data releaso, kai visas marketas subirėjo ir BTC labai staigiai atšoko ir nesugebėjo net valandos praleisti žemiau yearly open levelio, net nepaėmė šito liquidity, buvo labai geras indikatorius, kad marketas tikrai strong. Ir manau, vakarykščiam video sakiau, turėtų tikrai įsibreakoutinti. Aišku, čia dar susiję su to, kad kadangi toks mažas volatility parodo, kad nėra čia chasinimo. Tai yra, žmonės ne FOMO longina šitą breakoutą, tai yra, daugiau net shortina, netiki. Ir jau dabar galėčiau pradėti tikėtis, kad prasidėjo tas toksai FOMO chasinimas ir abejoju, kad turėsim kažkokį labai clean trendą tokį kaip čia. Labiau tikėčiausi kažko tokio, kad gal ir kils į viršų, bet būtų toks labiau choppy ir sideways ir visiškai ne clean trendas ir nebus čia easy money taip, kaip buvo šitas visas trendas. Nes čia jau tikėčiausi tikrai daug labiau FOMO ir late longų ir chaserių. Tai manau, biški pajudėsim, išflashinsim gan stiprus flashas, bet vėl padarys tą naują high, vėl išflashinsim ir toks gausis ne tai, kad stiprus uptrendas, o labiau toks choppy, sideways. Na, čia aišku, ant 1H, ant daily tai atrodytų kažkas tokio, ne. Toks lyg ir kyla, bet niek čia neuždirba iš to kilimo, nes tas trendas labai jau choppy su daug pullbackų, kur mano aišku, čia ne tai bus, bet kažką panašaus tikėčiausi. Kas gal ir nebūtų taip ir blogai, ne? Tai yra, būtų vis tiek toks gan grindiai ir užpisantis judesys, ir kurį žmonės gal pradėtų ir shortinti, ir netikėtų, kad jisai gali įsibreakoutinti, ir galiausiai gal jisai įsibreakoutinus, tai būtų long terme daug labiau bullish, negu kad tiesiog tiesia linija iki highs, kas sakau, greičiausiai privestų prie kažkokio topping patterno ir tada grįžtume ten, iš kur atėjo. Labiausiai kas bullish būtų, kad, tarkim, paėmam, kad ir šitą liquidity, paliečiam greitai 100k ir tada subyram į kažkokį tai higher low ir tada iš naujo pradedam bildinti jau rimtesnį base ir kažkas tokio tikrai galėtų privesti prie all time high breakoutą. Toliau apie lower time frame'us, tai aš esu iššokęs į šitą longą su dviem savo strategijom, tai mano entris buvo čia. Čia entris, stop lossas ir dabar ten apie 5R. Ir aišku, šitą strategiją man longina visus breakoutus, tai mano exitas buvo iš šito praeito trado. Exitas buvo čia klausas, čia užsiklausino žemiau mėlynos linijos, ir tada buvo 1, 2, 3,
4-5 losai ir, na, dabar 6 breakoutas, kaip ir įsibreakoutina. Tai sakau, na, šitą strategiją longina visus įmanomus breakoutus. Ir per laiką, nu, tiesiog per laiką tu laimi daugiau negu pralaimi, nes va, losas, buv plus 20R. Vėl losas, plus PMR. Na ir, žodžiu, per laiką užsideda, bet tai esmė, kad čia reikia tada, na, šitą strategiją longina absoliučiai visus breakoutus. Ir per laiką susideda, aišku, būna daug losų iš eilės, bet po to tas vienas wineris atperka viską. Tai panašiai kaip ir buvo čia, ne, buvo daug losų iš eilės. Na, šito vietoj gal netiek daug, čia buvo 5 ar 6 losai irgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gal losai iš eilės, tada čia buvo 3R wineris, tada čia iš vis buvo netreidinta, nes treidina žemiau raudonos linijos. Čia buvo wineris kažkoks, tai nebepamenu, čia buvo kažkiek losų, nu žodžiu. Esmė, kad treidina, kai kaina treidina virš raudoną moving average, šitą strategiją man longins visus breakoutus ir per laiką tai susideda į positive expectancy sistemą. Exitas iš šito trado būtų klausas žemiau mėlynos linijos, kadangi tai labai lėtas moving average'as, 100 man rods jo. Tai gan užtruks laiko, kol jisai, na, pakils arčiau kainos, tai jeigu čia labai staigiai viskas sukrystų, tai aš aišku greičiausiai net ir losiai iš šito dabar trado išeičiau. Na, todėl reiktų, kad taip staigiai nesukrystų, kad bent jau laikytųsi, kad spėtų tas moving average'as prikilti ir kažkur mane profitos išmušti. Čia viena strategija, antra strategija šita. Irgi entris buvo čia, labai panašioj vietoj, pagal kitus indikatorius. Ir na, šita strategija mane išmuš daug anksčiau. Ir greičiausiai jau profituose jau dabar stovi 7 ar beveik. Ir na, exitas būtų tai negative flipas. Entris tai čia kažkoks awesome oscillator vadinasi. Nežinau, ką jisai čia tiksliai kaip skaičiuojas, čia GPT kurta strategija, bet viskas ištestuota, tai normaliai pajungiu. Tai flipas, vėlgi, yra tasai ilgas moving average'as ant daily time frame, kol treidinam virš jo, plus kol treidinam ant 1H virš mėlynos linijos, flipai iš bearish į bullish šitą indikatoriaus entry ir iš bullish į bearish exit, tai kitas iki nukrys žemiau nulio, bus exit ir jo kitos strategijos, na, reikalauja bullish divergence per paskutinę 7-2H, na ir tarkim čia būtų galėjęs būti entris, bet paskutinis bullish divergence'as buvo jau prieš 93 valandas, tai realiai 3 mano strategijos nesutrigerino, nes labai ilgai, na, turėjo būti per paskutinę 7-2 valandas bullish divergence'as, o paskutinis jis buvo prieš 7-2 valandas, 9 žodžių. Nebuvo bullish divergence'o ir todėl 3 strategijos nepratrigerino. Ir jo. Pradėkime nuo analizės, tada čia taip trumpai apie savo strategijas, kam įdomu, vėlgi duoti kažkokių idėjų, parodyti, kaip atrodo tas tikras treidinimas, na, kur realiai nežinau, nesvarbu, kas čia vyksta, gali nieko nesuprasti, tiesiog turi įsitestavę savo strategijas ir spaudinėjai knopkes, o jeigu pasirenki tokį stilių kaip aš, kad moki programuoti ir gali susiprogramuoti viską, tai tada net nereik knopkių spaudinėti. Kol mėgi spaudinėjasi knopkės, tiesiog reikia sekti rezultatus ir žiūrėti, kad viskas nebūtų sulūžę.
Aišku, tie, kas treidinat rankom, na, kitoks procesas, bet na, gal kitoks executionas procesas tas pats, ne, tai jūs tada turit patys live sėdėti prie chartų ir patys turit live sėdėti prie chartų ir patys atidarinėti, uždarinėti pozicijas ir aišku, galit treidinti, na, daug aukštesnio EV sistemas, tai galit naudoti tokius dalykus, kurios nelabai eina suprogramuoti. Realiai aš galiu naudoti tik indikatorius ir jų kombinacijas ir, na, tas expected value nėra labai didelis, bet aš galiu, tarkim, daug sistemų pasijungti vienu metu, tai man kaip ir įsilygina. Tai jo, nuo ko čia pradedam, nuo 8 dienų time frame, tai galim net nuo monthly pradėti, nes, na, monthly be visiškai jokio vypko apatinio. Na, galim net dabar pažiūrėti, ar yra bent viena žvakė be visiškai jokio apatinio vyko per visą BTC istoriją. Na, va, viena žvakė. 2. Na, čia realiai pradžioj bullrūno labai stipriam uptrende. Ar mes esam tokioje vietoje, na, nežinau. Realiai, va, tokiuose topuose visur būna tie lower vykai. Net nesvarbu, kur mes, bet vad matom, kad per visą strategiją, per visą BTC istoriją, na, ne visą, bet nuo 2018, tarkim, metų nuo tos jų tradable istorijos, nes ten vėliau gal neskaičiuoju, nes labai mažas market capas. Galim pažiūrėti dar, ar yra bent viena. Na, čia visur buvo, kad ir mažy, bet buvo. O čia 3. Čia labai mažas, bet buvo. Gerai, turim 3 žvakės, ne, tai turim 3 žvakės ir dabar galim pažiūrėti, kiek turim iš viso žvakių. O iš viso turim 92 žvakės, tai dabar jeigu mes 3 padalintume iš 92, na, yra 3% tikimybė, kad žvakė užsiklausins be lower vyko. Na, tai jūs realiai betinat. Na, yra 3% karočią tikimybė, kad per šį mėnesį kaina nenukrys žemiau 94,1 K. Nu, aš nežinau, ant tokių oddsų niekad nebetini. Visą laiką betini, kad tikrai nukrys. Tai jo, tai manau, gan obvious, kad, na, aišku, ne 100%, 97% šansas, kad per ateinantį mėnesį kaina visgi nukrys žemiau 94, padaryti bent jau kažkokį lower vyką, bent jau labai nežymų, bent jau vos retestintą levelį. Ir jeigu mes įsijungtume lower time frame, tai taip ir atrodytų, čia netasai toks, čia gali pajudėti, buvo grįž retestinti ir toliau judėti. Na, gal ne taip. Gal labiau taip, ne, pala, kaip čia galėtų pajudėti. Na, tarkim, juda, sukrenta, retestina, čia pradeda statyti kažkokį base, na, ir tada, tipo taip. Toks gal bullish scenarijus. Na, žodžiu, nežinau, kaip tai atrodys, čia tiesiog iš galvos braižau, kaip galėtų atrodyti. Greičiausiai taip neatrodys, bet, nu, ką noriu pasakyti, kad yra 97% šansas, kad kaina kažkokiais tai būdais per šį mėnesį grįš atgal į šitą levelį ir tai gali būti arba tiesiog greitas retestas ir toliau važiuojam, arba tai gali būti visiškas kolapsas ir sukrysti ir išvis padaryti šitą žvakę į bėrį žvakę. Nes jeigu pradėsim trading žemiau šito levelio, tai automatiškai bus bėrį žvakę ir gali tai atrodyti kažkaip taip. Na, tai žodžiu, nežinau kaip tai atrodys, bet tiesiog sakau, kad yra pagal statistiką, pagal skaičiavimus yra 97% šansas, kad kaina kažkokiais tai būdais per šį mėnesį grįž į retestintą levelį. Jau 15 minučių praėjo, kaip ilgai. Gerai, tai daily turime, aišku, break of structure.
Nu, čia toks buvo gan mažas, nežymus, čia sakyčiau, visgi reiktų įskaičiuoti čia, dabartinis MSB levelis, na, dėti jį reiktų čia ir jo, kaip ir clean trendas. Praeitas BIOS'as buvo čia, praeitas MSB buvo čia, na, tai kaip ir clean trendas, ne, atrodo. Daily close'as žemiau 9,4,1K kaip ir duotų signalą, kad galimai šitas trendas jau ateina į pabaigą. Tai kol kas kaip ir viskas ok. Na ir aišku, kad some point reiktų retestin bensus. At some point reiktų retestin bensus ir na reik žiūrėti. Jeigu bullish tikėčiausi kažkokios tokios reakcijos, kad retestins arba net sukrys kiaurai, bet sugebės laikytis ir nenudažysiu pilnai raudonai ir vėl prasimuš ir tada šitoj va vietoj, na, didelė tikimybė stipraus continuationo. Na ir aišku, nepamiršk, ką sakiau, kad tas pirmas flipas, na, tikrai gali būti trepi. Ir manau, čia jau prasideda ta vieta, kur, na, tikrai galima užsitrepinti. Iki čia dar viskas ok, nes čia dar daug kas netikėjo, kad čia gali būti tas pumpas, nes 3 mėnesiai bėriš, visi pumpai realiai, jeigu visus pumpų šortinai, tai buvo teisus. Na ir dabar jau ta vieta, antras BIOS'as, kur, na, tikrai gali prasidėti. Šiaip system. Dabar taip sumaščiau naują system idėją, karočią. Antras BIOS'as po raudonų bensų. Dažniausiai būna trepas. Na, čia tokia tiesiog kaip idėja patestuoti ir jo, ar ne? Ar tai bandau pažiūrėti. Na, čia reiks vėliau pasėdėti offline, nesvarbu. Tai jo. Realiai jau dabar prasideda, nu, tikrai ta trepi teritorija ir, nu, tikrai netikiu, kad bus va taip. Net jeigu ir kilsim, bus tikrai gan čiopi, manau, ir tiesiog neleis longeriam uždirbti, o tai reiškia, kad ir mano strategijos neuždirbs, kas biški liūdna, bet nu ką daryti. Visą laiką yra kūriamos ir testuojamos naujos strategijos, tai kol kas turiu tik trend followinimo strategijų, dabar fokusinu ant mean reversiono strategijų ir va tokių visokių trepės strategijų, kad, na, nesvarbu koks marketas, kas ir kaip, kažkurios mano strategijos vis tiek bus profitable. Pažiūrim į altcoinus, gal biškį užmetam akį, kas atrodo įdomiau. Na, ne kažką, ne. Ethereum'as. Nu, Ethereum'as atrodo neblogai, kad ir kaip tai nuskambėtų, turėjom stiprų impulsive pumpą pro žvakės konsolidaciją, turėjom sweepą, tai yra išsweepinom visus šitos ir dabar kyla. Na, Ethereum'as gal ir pajudės pirmą kartą savo istorijoje, klausimas, ar pajudės stipriau negu BTC. Na, kol kas taip neatrodo, kol kas tiesiog eina sideways. Neturėtų arba Ethereum'as duoti stiprų pumpą be BTC, kad šitas čartas pajudėtų. Ar tai būtų, nu nežinau, gal. Vėlgi, daily man būtų per mažas time frame'as. Pažiūrėčiau į weekly ir mane domintų tik weekly bensų flipas, tai net ant daily tai gali būti stiprus pumpas ir jo čia, let's go, Ethereum pradeda outperforminti, ant weekly tai bus tiesiog bensų retestas ir nauji lows. Tai realiai, kol weekly bensai raudoni, tol nežiūriu į Ethereumą kaip į pakaitalą, laikyti geriau Ethereumą negu BTC spot'e. Solana.
Na, Solana irgi atrodo neblogai. Tai toks gan uptrendas irgi matėsi, kur labai nieks jo netikėjo ir tada retestas Bensų, paretestino Bensus, įsvypino visus laus, dabar vėl greičiausiai padarys BUS. Na, Solana irgi gali pajudėti. Bent jau gal iki šito likvidyti, ir tada žiūrėsim, ar čia bus. Dabar klausimas, ar čia naujas trendas, nauja trendo pradžia, ar tiesiog bear marketo ralis, ne? Nes netmeskit galimybės, kad gali būti kažkas tokio, ne? Stiprus ralis ir nauji laus. Tai realiai labiausiai bullish scenarijus dabar Solanai būtų nepadaryti taip, nes, tikrai, jeigu padarytų taip, čia atrodo, nežinau, be jokio base, be nieko, čia tikrai bus daug selinimo. Labiausiai bullish long term scenarijus Solanai dabar būtų kaip tik sukryst, bet į naują kažkokį tai high low, pradėti čia buildint kažkokį structure, ir tada nuo rimtesnio kažkokio base jau pradėti ralint, nes, dabar, čia tikrai labai atrodo kaip tiesiog bear marketo ralis. Tai pajudėti, aišku, gali, tarkim, iki 108, bet, toliau. Čartai taip nejuda, žodžiu. Turi būti po tokio stipraus downtrendo, turi būti kažkoks tai periodas konsolidacijos. Jeigu ne, tai čia tiesiog bear marketo ralis ir sukrys tada toliau. Ir ta konsolidacija ateis gal nuo žemesnių levelių. Nuo 20. Pats gazas būtų. 20. Paliesti praeitą šitą, čia. Super būtų. Pirkčiau Solaną po 20. O BTC. Irgi sideways chartas, nežinau. Geras šiaip ženklas, kad BTC toliau lydina ir matom, kad dominansas kyla. BTC dominansas kyla, kai visas marketas kaip ir pumpina, tai čia labai geras ženklas, tai rodo, kad BTC lydina. Realiai tą ir norėtume matyti, jeigu pradėtų pumpinti tik altcoinai be BTC, tai čia jau tikrai toks bearish topo ženklas, tai kad BTC lydina labai gerai. Dar norėčiau į XMR užmesti akį greit. Kas čia vyksta? Kaip ir smaukas ant Bensų. Nežinau, dabar jau gan. Nemanau, kad gera vieta dabar pirkt. Vis tiek laukčiau retesto. Confirmint kažkur čia. Tai jo. Sekundėlę, tuoj pareisiu. Taip, grįžau. Tai šiandieną, ką norėčiau jums parodyti, tai biški savo proceso, kaip testuoju strategijas ir aišku, mano tokios, sakau, strategijos, kurias galima visiškai viską sukodinti. Jeigu jūs naudojate, tarkim, BUS-us, MSB, ten gan subjective ir artimiausias dalykas, tai ką aš galėčiau sukodinti, yra tie pivot high slow. Ir tai kaip ir BUS, bet kaip ir nelabai, nes galima buvo sakyti, kad ir čia jau buvo BUS. Aišku, jeigu aš pamažinčiau, tarkim, padaryčiau 5. Žodžiu. Nesmė, noriu biškį sneak peeką parodyti savo viso proceso. Gal kažką sudominsiu. Kažką gal sudominsiu irgi pradėti mokytis programuoti, būtent kurti algo ir aišku, kas norėtų, tai padėčiau, duočiau kažkokių tipsų, aišku, čia užtruktų daug laiko ir turit paskirti tam, turit jau
paskirti šitam keliui, kaip sakant. Na, nesimėtyti, ne, jau tada, jeigu pradėsi, tai tada turite ir varyti. Taip, kad ten 2 mėnesius ar ten pusę metų pavarysit ir per tiek laiko, aišku, nebus rezultato. Tai turiu, tarkim, strategiją. Paprasta strategija, labai simple, tai įsijungsiu gal ant čarto. Na va, čia ATR-as, tai average true range'as, ten pagal volatility skaičiuojamas, tai kai plus jo moving average'as 14, tai kai ATR-as aukščiau savo moving average'o, close'as aukščiau, na ir čia man nebūtų, būtų buvęs entris čia. Bet, šitą strategiją dar nėra live. Tai tik esu dabar ištestavęs ir susikodinęs backtestą ir esi pasižiūrėjęs rezultatus, dabar tiesiog reikia pajungti live, tai čia kita boto dalis. Na ir jo, kai ATR-as aukščiau moving average'o, tai čia būtų va čia šitoje vietoje, plus close'as aukščiau Bollinger Bands'ų, mano entris, stop loss'as čia, ir exitas close'as žemiau žemesnių Bands'ų, kurie dabar yra čia. Na irgi dar viena trend followinimo strategija. Reiktų jau baigti su jom, nes jau turiu daug ir ant tą pačio time frame'o, tai gan panašus treidai ant visų tų strategijų. Reiktų pradėti biškį mean reversion'o, reiktų keisti time frame'us. Na, bet taip galvojau, susikursiu, pradėsiu, nes vis tiek ten testavimo viskas fazėje, dar tik viena strategija yra su kažkokiu tai didesniu size. Viskas kitkas labai testavimo fazėje, ten po $1 risk, bet vis tiek, kai tiek strategijų po $1 risk, ten susideda jaučiasi tie losai, bet viskas profitable kaip ir. Tai reikia tiesiog išlauktų profitable trade'ų, kad atsipirktų. Na, sakau, porą strategijų jau atsipirkinėja, jau ir pakėliau size, kitos dar kol kas į losą. Bet tai tam ir reikalingi tie testavimai, tai negalite, aišku, tik susikūrę strategiją ir įsitestavę negalite iškart pradėti trading su full size. Reikia kurį laiką patradinti su mažų risk, tai po $1 trading, ne, ir su mažų risk, kai matote, kad su mažų risk, tikrai profitable strategija ir galite jūs ją executinti ir viskas gerai, tada palaipsniui keliat riską. Nes sakau, jeigu jūs iškart pradėsit nuo full risk, ten nežinau, po $5 per trade'ą riskinti, o mažo win rate strategija tokia kaip pas mane, kad ten nežinau, 10 losų iš eilės bus, kol bus kažkoks vynas, tai tiesiog psichologiškai nepakelsit tų 10 losų iš eilės. O kai po biški keli riską, tai nesvarbu. Ten riskinai vakar $2, šiandien riskinai 3, po savaitės 4, dar po savaitės 5 ir po biški tas risk kyla ir taip nepakerta psichologiškai tie losai, nes jau esi pripratęs plus minus. Gerai, tai trumpai parodysiu tokią strategiją. Na, čia aprašymas gal neskaitysiu per daug. Tiesiog parodysiu visą procesą, tai turiu backtestą susikodinęs, ne, čia data nuo 2.17, ne, nuo kur čia man testuoja, nuo 2.17 man rodos, ne šitas backtestas, šitas, jo. Turiu datą, tarkim, bonhash nuo 2.17 metų iki pat dabar, daily. Irgi tas pat, ne, daily, ne tas pats. Reikia daily datą parsipumpuoti. Turiu skriptą pasidaręs, kuris man iš Binance'o parpumpuoja visus candlestickus, visą datą, nuo kiek ten duoda, tai duoda nuo 2.17, nu ir va turiu daily datą nuo 2.17, tai šitoj strategijai man reikia, man net nereikia daily datos, jo, teisingai. Šita strategija tiesiog one hash, tai man reikia tiesiog one hash datos, tai tarkim
pajungiu savo backtestą, System 19. Na va, matosi, nuo 2017 metų buvo 800 kem 4 treidai, win rate'as 22%, na ir kiti stacijai čia nesvarbus, realiai šitie du stacijai. Kiek treidų ir koks win rate'as, tai na, matosi, kad low win rate system, tai realiai kas iš 10 treidų, karočią tik 2 bus winneriai. Gaunam šiokį tokį grafiką, šiuo atveju, na, jisai nieko nereiškia. Čia kaip ir kažką rodo, bet čia jisai neskaičiuoja R, jisai skaičiuoja pagal procentus. Na, žodžiu, čia šitas grafikas reikšmės neturi. Dabar ką mes gauname? Mes gauname, turiu kitas, čia išsiseivina visi treidai. Kažkodėl čia ne taip. Nu, okei, nesvarbu. Va, čia tie visi 800 kem 4 treidai įsiseivinę į CSV failą. Dabar aš šaunu build HTML, gaunu tokį. Tai čia tas pats CSV failas, tik gražiai suformatuotas. Dabar aš pasitikrinu, kad tikrai tie treidai atitinka realybę ant charto, tai čia jau patikrinta, bet na, čia biškeliam parašo, čia turėtų būti gainas return procentais, bet nesvarbu. Taip, noriu nueiti į šitą treidą. Tai va, čia buvo šitas treidas. Entries. Tai 21 balandžio, 1 valandą, tai realiai po šito žvakės klauso ir, na, matome, taisyklės visos sueina, ne? ATR'as virš moving average'o, plus klausas virš Bollinger Bands'ų, entries. Na, čia rašo 1 valandą, entrinam ant 12, tai nėra skirtumo, realiai galima entrinti ir taip. Tai čia ir būtų, na, entries ant kitos žvakės open, tai arba ant praeitos žvakės klauso. Bet ATR stop lossas dedasi pagal ATR ant praeitos žvakės, todėl aš dedu taip, jeigu daryčiau taip, tai man jau biški pajuda tasai stop lossas kitur ir gaunas nebetiksliai, tai entries 86625, 86625, stop lossas 86209, 86209, na ir dabar exitas bus klausas žemesnių bandsų. Na ir matom, judėjo, čia nei stop lossino, viskas ok, judėjo, na ir va exitas čia. Klausas žemesnių bandsų, 14,5 R, exitas 92673, 92673, na ok, viskas gerai. Tai pasitikrinom, kad tikrai sutampa visi treidai su realybė. Dabar aš einu į ChatGPT, parašau man this is my strategies backtesting result, param, promptas, kad paskaičiuotų man EV pagal R, įmetu jam tą CSV failą. Čia jau paskaičiuotas tas pats, bet tiesiog parodau. Dabar jisai pagalvos biški. Na, va, čia tas mano CSV failas, dabar jisai biški galvoja. Kažkiek čia iš visų lūžo. Gan lūžinėja šiaip tas ChatGPT. Ir ypač aš ten kai pasijungiu kokius 5 tabus vienu metu, tai... Na ir va, matom, Total R per 800 treidų 709 R, tai čia realiai būčiau savo banką po 1 R, jeigu tarkim 1 R 1% padidinęs 7x. Expected value 0,84 per trade, tai nu labai, kaip va tokiai automated sistemai, tai tikrai gan aukštas EI. Tada jam sakai draw an equity curve. Tai dabar jisai man nupieš grafiką, šitą, ne, kaip mano Total R, o šitas kilo
kaip mano Total R kilo per visą tą laiką. Ir matom, aišku, kad čia gal buvo kažkur bear marketas, čia buvo gan ilgas flat periodas, 200 treidų, kur tiesiog nieks nevyksta, tada vėl stiprų šuolis, bet nesmė. Esmė, kad visą laiką tas gan stabiliai kyla už tai ir, drąsiai galima pradėti šitą strategiją suklaik. Aišku, pradžiai su mažu risku ir kai su mažu risku jinai pati savo užsidirbs, tada galima bus pradėti kelti riską. Dabar dar sugalvojau tokį vieną promptą. Draw on average EV. Čia dabar šiaip išorą šitą sugalvojau, pažiūrėsim, ką jis man čia nupieš. Kaip keitėsi mano EV su treidų skaičium. Nes jisai iš pradžio turi šokinėti visur teoriškai, ten nuo pirmų treidų gal, bet po to turėtų prisilyginti. Kuo daugiau treidų, tai jis turėtų prisilyginti tiem 0,8. Ne, nesąmonė čia nupešė. Žodžiu. Nesmė. Taip, tai parodžiau, ką norėjau parodyti. Ir sakau, aš čia galiu kaitalioti tos parametrus, kaip tik noriu. Galiu pasidėti, tarkim, 1.5 ATR. Galiu paskaičiuoti, kas bus, jeigu klausinsim entrinę ant žemesnio Bollinger Bando ant middle. Aš čia jau visą tą skaičiavau, čia yra labiausiai geriausiai optimizuoti parametrai. Ir tiesiog parodau, kad programavimo pagalba aš realiai galiu vieną strategiją visokiais skirtingais parametrais ištestuoti per pusę valandos, kai rankom tai užtruktų, 3 dienas. Ir galiu per dieną belekiek strategijų ištestuoti ir daug daugiau negu įmanoma rankom. Bet aišku, mano strategijos biški kitokios subūna, jos būna su mažesniu EV. Bet, jo. Tai tiesiog gal kažką sudominau irgi su programavimu. Šiaip įdomi tema, man patinka. Jeigu kas norėsit, tai galėsiu duoti biškį guidance, kaip pradėti. Aišku, sakau, pats programuoju jau kiek čia, 5 metai gal eina, jau dabar eis 6. Jo, vasarį jau eis 6 metai, tai aišku, pradėjau ten nuo augo. Nuo botų pradėjau, nuo visokių webų, backendų, visokių kitokių botų automation ir panašiai, bet jo. Gerai, tai toks video šiandieną. Susitiksime rytoj.